tavo sapnas. Kažkas galėjo sapnuoti mirtį. Tiesioginė ir netiesioginė prasme. Gali būti, kad kažkas sapnavo štai šitą paukštį į juodą. Galbūt kažkas jūs persekiojo tamsoj, neradot niekaip išėjimo. Galbūt sapnavot kaulus, ne? Galbūt ir ugnį sapnavot. Žodžiu, kažkokią tai mirtį sapnavot. Ką tai galėtų reikšti? Tai yra augimo procesas, tai yra apsivalymo procesas, tai yra kažkas naujo. Keičiasi jūsų požiūris, pagaliau ateina supratingumas, charakteris, tvirtumas, tvirtas supratimas, ko nori, kaip nori, kada nori. Kas dar? Taip, suprasite, kaip veikti ir kaip gauti tai, ko jūs norit. Kokia kryptim judėti. Į ką atkreipti dėmesį, kad va tikrai žinoti, kokia kryptim judėti. Na ir vėl rodo. Judėti, važiuoti, keliauti, kažkam gali grįžti senos situacijos, kažkam reikia išmokti valdytis. Taip, valdyti, pavyzdžiui, finansus. Valdyti, kas užima didesnius postus, ne, darbe kaip vadovui, valdyti visą procesą, ne, valdyti pinigus, valdyti galimybės, valdyti kitus žmonės, save valdyti. Teks mokintis valdytis. Štai taip.